Hello, labukas. Mes, karučia, atradom savo intro, nes įvairūs podcastai turi įvairius intro į savo laidas. Tai mes tada alaus arba fantos arba kolos atidarimas. Girdėjosi kaip tas gurkšnis, o ne? Nu. Jo, tai mes atidarinėm nealkoholinius gėrimus. Jo. Sveiki visi. Kartą. Hello, hello. Čia vėl Poviliukas iš šiaurės, jeigu taip galim vadinti. Ir Krista iš Lietuvos. Iš Lietuvos, iš Kauneso. Iš Baltijos krašto. Iš Baltijos krašto. Tai va, sveiki atvykę 28 epizodą. Ačiū. Jau 28. Jo, mes jau pusę metų eteryje. Kažkaip nesitikė. Ir sveiki atvykę į dar vieną mūsų epizoduką. Šiandien galimai paleisim vieną bendrą reelsą. Pirmą sukurtą tokį bendrai kažką sukolebintą. Aš bandžiau, žinai, tuos subtitrus daryti, žinai, bet ten CapCutas nereikalauja, kad tu subscriptioną turėtum ten, nu, susipykau su to CapCutu. Tai realiai padariau viską, bet eksportinti neleidžia, nes reikia subscribe, žinai, ir galvoju, eikit jūs. Užtinka man jau tų subscriptionų gyvenime, nes viskas ant subscription eina dabar, tik taip kažką atsidaryk, subscribe, visi nori iš tavęs lupti pinigus. Tai, žinai, dar variantas būna, kad tu šiaip moki, žinai, mokesčius, nu ten jau atsidarai, žinai, čia maždaug, karštas vanduo, šaltas vanduo, elektra, žinai, tada užžiūrėk įsijungia Spotify'us, Netflix'us, YouTube'us, žinai. Čia užžiūrėk dar toj, koks CapCutas susimanė, žinai. Nenori Facebook'e reklamų, tai dar už Facebook'ą susimokėk, nu ir tokie, žinai. O tu naudoji vieną sąskaitą, ar atskirai viską moki? Aš naudoju dalinai vieną sąskaitą. Dalinai? Keistai, jo. Kodėl? Nes per vieną sąskaitą moku už karštą vandenį, šaltą vandenį ir dujas, tada atskirai susimoku už elektrą. Tai nebūtų logiška į viską vieną sumesti? Ne, man nepatiko. Kodėl? Dabar čia žiauriai nuskambės ten, kur aš, žinok, logikos nėra. Nes... Man, pavyzdžiui, būna kartais sako, kad, tipo, blet, kodėl tu apsikrauni, žinai, nu, tipo, kodėl tu apsikrauni, ten, tarkim, darai kažką sudėtingiau, o ne paprasčiau, žinai, nu, kartais tikrai, nu, būna ten, žinai, žmonės nori kuo paprasčiau, žinai, kažką padaryti. Man būtinai reikia, va, vis laik apsikrauti, nu, tipo, bet ne tai, kad, žinai, nu, man tiesiog taip gaunasi. Čia ne dėl to, kad ten, žinai, be reikalo ilgiau gal užtrukčiau ar dar kažkaip, bet aš tiesiog vis tiek turiu savai padaryti. Tai čia irgi, žinai, atrodo, tiesiog galėčiau viską sumesti į vieną sąskaitą, ne, nes, nu, būtų paprasčiau, atsidarai, sumokėjai viską, žinai. Ir tada tas toksai maždaug, ne, nu, gal kitą kartą. Ir tas toksai, žinai, kur pagalvojus ne tai, kad atidėlioju, bet toksai, man kažkaip taip gerai, žinai, paskui man taip gerai. Bet galiu pasakyti, kad greičiausiai ateis vieną dieną, ateis ta diena, kai bus maždaug nafik užkniso, karočią reikia susidėti viską taip, kad įėjai, deklaravai viską, paspaudai mokėti, sumokėjai ir viskas. Daugiau nereikia galvoti, žinai. Nes yra buvę, kai kažkurį tai kartą taip tiesiog 2 mėnesius šešėlės pamiršau už bendriją sumokėti. Tai 3 mėnesį mokėjau už 3 mėnesius, tai nepatiko. Tai va, tai žinai, tai, nu, smagu turėti tą sistemą, žinai, apmokėjimo. Bet tokia, žinai, gaunasi, kad tiesiog, vat, aš susižymėjus, už ką turiu susimokėti, taip, žinai, nuo A iki Z ir viskas. Ir tiesiog, turi sąrašiuką. Nuosekliai nueinu ir susižymėjau. Bet aš ten tiksliai neatsimenu, kas ten buvo su ta bendrija, kad kažkaip tais, gal tiesiog nepasiėmiau ten lapą ar dar kažkaip, nes šiaip man vis laikai paštą siunčia. Bet kažkas tuo metu atsimenu, kad buvo, ir dar taip atsimenu, kad, žinai, kitas būna variantas, kad jeigu galvoju, kad sąskaitą turi per daug pinigų, už kažką nesumokėjai. Tai tas toksai, žinai, gal aš kažką pamiršau. Ne, toks, žinai, gal kažką pamiršau ir taip, tipo, kažkaip nesureikšmė, žinai, nu, gal, nu, okei, nu, ten, tipo, žinai, nes kaip ir nežymi ta suma ir tau, žinai, kažkaip, nepasistebi. Ir tik paskui atsimenu, taip galvoju, blembiškai reikia patikrinti, nu, tą kažkaip tais pasiemu, žinai, tą lapą.
taip žiūriu, bliat, ta prasme, kodėl čia reikia mokėti man dabar 120 eurų, žinai. Ir aš tada taip nueinu, žinai, į mokėjimus ir taip, ai, nes turbūt dėl to, kad paskutinį kartą mokėjau už bendriją prieš 3 mėnesius. Jo, turbūt todėl. Bet lengva pasikeisti tuose visuose mokėjimuose. Aš jaučiu, tu dėl to vienos sąskaitas naudoji, dėl to, kad reikia setupinti, o tai reikia užtrunka laiko, žinai. Ir tau realiai beveik greičiau yra kartą mėnesyje padaryti įprastą rutiną, negu prisėsti normaliai, susisetupinti viską ir tada būtų viskas easy. Jo, pritariu, žinok. Aš tave permačiau. Nes tas yra, aš kaip prigavai tu mane. Čia kažką varto, jinai varto, man čia aš noriu pati čia, ką tu čia stumi durą? Tai jo. Tai va čia, žinai, va čia iš tos serijos. Tai va čia iš tos serijos, dabar kaip tu pasakėjai. Kam čia pisproto? Čia, žinai, kaip yra, tai va čia tojo vietoj, kur ir sakiau, žinai, kur čia tipo apsikraudu, žinai, aš va čia taip padarysiu, čia taip. Nes vis tiek atrodo smoki, bet savaip, žinai, ir tada galvoju, bet blem, aš rimtai, jeigu aš tiesiog kiekvieną kartą pasiėmus susimoku, užtrunku trumpiau, negu dabar reiktų prisijungti, bet vienas dalykas. Jeigu aš dabar užtrukčiau ilgiau susijungus viską į vieną sąskaitą, aš kitą kartą užtrukčiau žymiai trumpiau. Bet tai nepagalvojai, dėliojai tiesiog tai. Vsio, reikės. Ant kito epizodo viena sąskaita bus įdėta ir bus jau rėmėjas viena sąskaita mums. Jo. Mecenatas. Jau sekančiam epizodui, kur čia viską bus sukėlus į vieną sąskaitą ir mokėsiu viską. Į 2 sąskaitą. Vieno mygtuko Padalink ant 2. Vieno mygtuko paspaudimo. Darysi naują įmonę, 2 sąskaitos. Mumis remia 2 sąskaitos.lt. Viena sąskaita. 2 sąskaitos. Blembaškai, matai, 2 sąskaitos niekam nepais, nesakys, ta prasme, kodėl 2, jeigu aš vieną, žinai, turiu, man su viena patogiau 2. Tada galėsim kažką kitko sugalvoti, viena antroji sąskaitos. Ne, tai viena sąskaita bendra ta oficiali. Per pus greičiau. Ta kita tokia neoficiali, žinai, kur žmona nemato, kur tapo ant bimbam tokių. Pasidėti pinigų į šoną, žinai. Ai, tai čia realiai 2 sąskaitos būtų taupomoji sąskaita. Būtų mokės noras. Ne, negerai būtų pats noras, nuneštų viską. Tai tam ir esmė, čia mums gerai. Mums gerai, kitiems tai nelabai. Aš gerai. Ten va šitai pasižiūriu, žinai, apie meilės istoriją norėjau papasakoti tokią, kaip senukai, žinai, aš šitais senais žmonėms susiduriu, žinai, pensininkais į tą pusę jau ir kartais tikrai tokių įdomių žmonių sustinku, kur, pavyzdžiui, vyras yra visiškai paralyžiuotas, žinai, ir jo žmona tokia, baisiai, tai žinai, būna tokios moteris, kurios pasikūrusios baisiai, labai organizuotos. Ir jie ten, kol jis nebuvo susirgęs, ten jie keliavo po pasaulį, ten gerą darbą turėjo, tai ten gerai finansiškai susidėjo, ten golfą žaidė visam pasaulyje, ten atostogavo Ispanijoje, namą turi ten, taip toliau. Dabar sėdi jau namie, nes jisai paralyžiuotas ir jinai ten jį taip apšokinėja, ten važiuojamas kažkur su tą mašiną, tai ten pasiėma jį kartu, ten reikalus tvarko, tai, karočią, jinai parodo, kad meilė tikrai yra, žinai, ta tikra tokia, kai žmonės tiek istorijos turi, tai duoda visą save senatvėj. Tai labai gražu žiūrėti. Miela, iš tikrųjų. Čia kai tada supranti, kad, žinai, tikrai visą gyvenimą vienas kitą mylėjo ir niekas daugiau nerūpėjo. Jo, čia tikra meilė, sakyčiau. Jo. Tai labai fainai man ją vežti. Smagu tokius gerus žmonės. Iš tikrųjų dabar toptelio tokia durna mintis į galvą ir gal aš tikrai keliausiu pragarą, žinau. Ką tu galvojai? Nes tai, žinai, kai sakau, mat viens kitą mylėjo, žinai, čia taip pat nuoširdžiai ir taip toliau. Ir iš kitos pusės taip galvoju, arba vyriokas buvo biški velnių priėdė, žinai, o į kairę, į dešinę ir dabar taip, matai, taip susiklostė gyvenimas, kad negaliu garsiai net pasakyti. Visi kiti sugebės užbaigti mintį šitoje vietoje. Bet ne, aš tikiu, kad vis... Jo. Tipo jisai kairėje, dėl to paralyžiuotas. Aš manau, kad jis susirgo tiesiog. Jo, čia tikrai, kad... Nemažai čia... Turiu omeny, kad čia toks biški juodas, žinai, būtų buvęs, bet... Čia juodas. Tiesiog, bet aš, tiesiog manau, kad... Ne, ten tikrai turėjo būti, manau, tokia, žinai, kur nuoširdi meilė, kur iki šiol, žinai, yra ir aplink jį, žinai, šokinėja, turėjo kažkurio momentu gyvenimo tokio, kur visur, žinai, keliavo.
dabar skaityk įvyko gyvenimas, žmogus susirgo, negali, žinai, vaikščioti ir vat jo žmona vis dar su juo kartu ir juo rūpinasi, žinai. Nu tikrai kaip pagalvos gražu žiūrėti. Jo, tikrai. Tai smagu matyti tokias situacijas. Šiaip daug tokių matai, vat, kur porelė, žinai, vat, senyvo amžiaus, vat, kažkur tais vis važiuoja kartu. Yra, ne vien tik tai, kad žmonės būna su negale ir šiaip dar tokie, aš kaip vadinu, pusiau velkantis dar, kur pasivelka biškių dar, žinai, bet jau nedaug pasivelka, bet dar pasivelka, žinai, dar įlipa į mašiną. Tai yra susikibę tokie, sėdi dėse, važiuoja, žinai, nu, yra gražu pažiūrėti tokius žmonės, žinai, tikrai. Nes aš dabar galvoju, pas tave yra keleiviai tokie, kurie patys įlipa į mašiną ir tokie, kurie įvažiuoja į mašiną. Ir tokie, kuriuos aš įvežu į mašiną, nes būna ir neelektriniai invalido vežimėliai. Na, supratau. Nu, tai 3 variantai. Jo, įlipa, normaliai, sunkiai įlipa, arba įveža su elektriniu vežimėliu, arba su paprastu. Tai... Arba su Pafkos pagalba. Jo, su Pafkos raumenim, tai raumenis ateina į pagalbą. Šiaip, fun factas, šiandien tai pagalvoju, žinai, ką reiškia, kada tu skaitai save, kad jau geras kačiokas. Kai neišeina pasikasyti pilnai pečių, su, pavyzdžiui, kai ranką į dešinį petį pakeli ir tau trukdo pasiekti pilnai petį krūtinę, krūties raumo ir bicas atsiremia į krūties raumenį. Ir tu bandai pakelti ir tu nepasieki viso peties. Tu tiesiog pusę peties pasieki. Tai užsiauginai ir bitski ir papus vadinas. Tai reiškia, jau turi kažką, jo, žinai, kad kas trukdo pasiekti. Geras. Nu. Tai maladės, sveikinu, kad užsikočiuoji tiek. Ačiū. I do. Maždaug aš, karočią, ne tik, kad petį galiu pasikasyti, bet dar ir mentį galiu pasikasyti, žinai. Turban petį gali pakasyti. Nu, galėčiau ir to petį pakasyti, dar kai šalia tave stovėčiau. Tai aš tavo tokį pizduką turiu, toksai kaip prašiklis ir išsitraukėsi, žinai, tokia kaip, o jo tokia kaip rankytė plasmasinė. Ai, teleskopinę rankytę turi? Jo, mane padovanojo ten Džimė, ten ta įmonė, žinai, ten dalina visiems, ten aš pažįstu savininkus. Tai aš ją kiekvieną rytą, karočią, pasiemu tą ir tada praeinu savo nugarytę, vieną pusę, kitą, petukas, vienas, toksai kačiokai number 1 domona, karočią. Dabar aš galvoju, varysiu Lietuvą, reikia tokių nupirkti keletą, kad galėčiau draugam, kurie sportuoja, padovanoti. Ir tie, kurie per daug neužsivarė, tai sakyčiau, prisireikš šito tau. Jeigu toliau varys, prisireiks. Žinai, maždaug sakys, o tai čia kodėl, kai ateis laikas, tu suprasi. Suprasi ir tu padėkosi. Ir tiesiog net nieko neaiškini, žinai, maždaug ateis laikas, suprasi. Čia kaip ir kokį filmą, žinai, būna. When the right time comes, you will understand. Grinai. Čia kaip iš kokio kung fu filmo, žinai, su... Jo, panda, kung fu panda. Su išmintim, toks išmintingas, žinai, sensėjus sėdi ir taip sako... When the time will come, you will realize that. O kaip sekėsi prie minuso su mašina? Žinok, normaliai. Nusistebėjau, bet visai normaliai. Ai, gerai, palauk, pamiršau vieną dalyką paminėti. Ne visai normaliai, ne visai. Jo. Tu šiandien pisi protą visą. Aš iš tiesiog pisu protą tau šiandien. Tai... O buvo taip. Nu. Vieną gražų šeštadienio rytą. Gavosi taip, kad mes abi dirbom tą dieną, tai žinai, reikėjo abiejom užsikurt mašinas. Nu tai irgi variantas, vienas golfas, kitas golfas. Ir kas svarbiausia, dar net nebuvo čia tas -27 žadėta, žinai, ten gal buvo koks -20. Tai net nežinau, kame buvo baika, bet buvau nustačius webastą, žinai, ateinu, dar veikia. Ir tiesiog, nu ne tai, kad atjungiau, aš kažkaip užkūriau mašiną. Šiaip visą laiką aš pirmiau ją atjungiu ir tada kūriau mašiną. O tada gausi, kad, žinai, kūriau mašiną, užkūriau užgeso. Ir aš taip, ta prasme. Okei, antrą kartą užkūriau užgeso. Nu, blin, galvoju, čia man baig, žinai, išjungiau ten tą webastą, žinai, galvoju, nu, užkursiu, pakūriau, galvoju, biški duosiu gaziuko. Nu, biški lengvai, taip, žinai, kad, nu, tu čia man negesi, žinai. Nu, ir neužgeso, žinai, viskas normaliai. Veikia kuo puikiausiai, žinai, aš galvoju, kas čia jam buvo, nu
Karočią, golfas turbūt nenorėjo šeštadienį važiuoti į darbą, žinai. Nu, bet nieko, viskas normaliai, su kuriuo važiavau, viskas gerai. Paskui ten sekmadienį ryte niekur nevažiavom. Dabar galvoju, ar šiaip kur nors važiavom, gal raudonas golfas ėjo į trasą, žinai. Tai žodžiu, ir kažkaip jau pirmanį, kai ryte reikėjo į darbą, galvoju, viskas, minus 2,7 galvoju, dabar tai jau pradės rodyti ožius, po to šeštadienį, žinai, galvoju, nu okei. Ateinu, žinai, viskas, jau mašina buvo pašilus, nu gerai galvoju, kuriu, pasukau raktelį, brum, užsikūrė, o, galvoju. Tai vis dėlto netaip jau, netoks jau ir baisus tas šaltis pasirodė, nu kažką, aš nuvažiavau. Kažkas susiknysa buvo. Matyti tiesiog to momentu. Vat sakau, nenorėjau šeštadienį niekur važiuoti, tai tiesiog. Tai sakau, viskas kaip ir viskas normaliai užsikūrė. Šiaip buvo variantų, kad ryte išėjusi lauką girdėjau, žinai, Tai kas ten prikūrė, žinai, kas ten su boosteriais, ar ten galiausiai gal kažkas taksą kvietėsi, bet šiaip nebuvo, žinau, kad ten baisiai labai reikėtų kažkam, tai žinai, pagalbos. O kaip kiemas, iškastas buvo, kaip nereikėjo kompotų? Ne, matai, kas pas mus kiemą nukasė, čia kažkuria tais dieną buvo atvažiavę sustumdę sniegą, bet maža bedelė tokia yra, nežinau, maža didelė, pusiau bedelė, tokia, kad kai važinėjai kiemą, yra tokios. Ten net nėra provežus, ten realiai tiesiog matosi, kad yra išvažinėta ir ten jau toksai ledukas patapęs. Tai tu kai važiuoji, jauti, kad tave biški užneša. Ir baisiausia tai, kad žinai, kaip mašinos yra šalia sustatytos ir tu galvoji, tave užneša ar neužneša tą vietą. Tai ten tiesiog reikia privažiuoti iki tos vietos, jungti pirmą bėgį ir tada taip iš palengva pravažiuoti. Po valiai. Tai viskas normaliai. Jo, taip, tiesiog taip. Bet jeigu ten įsibėgėjus, tai ten gali būti labai blogai. O dar jeigu įsibėgėjus, dar stabdžius paspaustum, tada tai būtų ir nueini, žinai. Tai va. Tai buvo šiaip... tam mano draugų iš Švenčionių, taip vos liūtinį reikia. Jo, čia praeitą pasako, biškai podcast, praeitą seriją, kad buvo avarija. Tai ten atitvarus atsitrenkė. Tai dar gerai, kad laimingai baigėsi šitas dalykas. Jo. Tai gerai, kad kasko yra, žinai, tai viskas tvarkys, tai tikrai laiko užtrunka. Bent tiek gerai. Tik va, dar kas yra kieme, žinai, matyti vis tiek ne visos mašinos buvo išvažiavusios, tai vietomis yra, kur tarp mašinų, žinai, dar tokie, matosi, kai buvo pasnigė, tai realiai toksai sniego, toks sukietėjęs sniego sluoksnis, kokie... Kaip akmuotas sniegas gaunasi. Koks 10-15 cm maždaug, va taip, žinai, sviruoja. Ten, pavyzdžiui, paskui irgi yra toj vietoj, kur pas mus gali pastatyti, ten padarė, kaip yra aikštelė, yra bordiūras ir buvo šiek tiek pievos, bet ten padarė tokią skaldą dėjo, kad būtų galima mašiną, žinai, dar pastatyti. Tai tu sutaktai, kad kai sustumdė sniegą tam kieme, žinai, normaliai turbūt prie tų bordiūrų nepraėjo, ten ant viršaus tuo labiau negalėjau užvažiuoti, nuvalyti, nes, kad nesugadint, žinai, nes ten visgi ne asfaltas, o tiesiog, sutrombuota skalda, tai gaunasi, kad kai ant tos vietos tu nori užvažiuoti, tai slenkščiai jau kenčia. Jau važiuoju, tai jauti, kad biškai kabina ir gerai, gal statysiu kitoj vietoj, tai va tas va dar biškai užknisa. Manau, kad tokiam bute gyvenant, tokiuose kiemuose, tai aukštas automobilis tokiam žemom yra privalumas. Vienareikšmiškai. Yep. Ir šiaip dabar šitą žiemą tokia buvo, kad tikrai 4 varomi, tai tikrai privalumas, nes čia buvo tikrai tokių įdomių dienų, kur vien tik ledas ir taip toliau. Jo, tikrai, nes vienoje vietoje aš irgi čia kažkurią dieną, kai važiavau, dabar galvoju, arba penktadienį, arba šeštadienį po darbo važiuoju ir ten tokioje vienoje vietoje visą laiką kertam kelią į kiemą, kad nereiktų aplinkui važiuoti per tokius kiemukus, žinai. Aš taip įvažiavau ir ten pasirodo ledas. Važiuoju, realiai nieko nedarau, tiesiog vairuoju ir jaučiu, kaip mane neša link pusnė, žinai. Galvoju, biški staptelsiu, paspaudžiau dar labiau neša. Gerai, galvoju, reikia spausti gazą ir biški pasukti kitą pusę. Tada susiskersavau. Bet tada paskui išsitiesinau ir išvažiavau ir tada galvoju, ten daugiau nevažiuosiu.
Tai dabar per aplinkui biškai važiuoju. Nu, ten, žinai, ten sutaupai kokį, nu, gal pusę kilometro, bet tiesiog būdavo patogu pro ten važiuoti, nes tu per kiemukai važiuoji ir tiesiog važiuoji kiemą. O dabar važiuoju visą laiką nuo žiedo pagrindinių kelių iki kito žiedo, nuo to žiedo iki Maksimos ir tada atsuku į kiemą. Tai va. Tai aplink vis dėlto greičiau šiuo atveju. Jo. Nu, reikia sukti, žinai, tuose reikaluose. O pas jūs tai nelabai, ne dabar to sniego yra. Eikti čia pas mus tai kaip vasara. Sniego visai nėra, tai kad šalta. Nu, nėra šalčio daug, bet vėjas didelis, tai nuo to labai šalta. Tai aš čia vakar tą video filmavau, žinai, kur tą gabalą ledo luito tą mečiau, žinai, tai jeigu matys turiuką, tai... Jo, mačiau. Tai tikrai šalta, išlipau už tam pafilmuoti, tik staigiai, tik išmaukšt paukštį ir lydau atgal į automobilį, nes labai šalta, jas duoda greitai. Jo, kažkaip nemalonu, kai vėjas pučia. Dar kai šiaip tas šaltis buvo, bet nebuvo visiškai vėjo, tai dar žinok buvo dzin. Bet kai, ką žinau, nes čia buvo, sakau, tas 2 virš, dar visai normaliai, šiandien jau pakrito ten temperatūra gal kokie -10, -11, bet vėl vėjas. Ir vėl atrodo šalčiau. Tai matai, tas vėjas viską duoda, žinai, čia ta temperatūra nelabai yra svarbu, žinai, gal dėl vamzdžiams svarbu ta temperatūra, bet jeigu vėjas yra, tai daug nereikia, žinai, biški minusų yra ir tada šalta jau, tai vėjų pabučia. Ir tada viską gelia, žinai, kojas gelia, veidą gelia, rankas gelia. Jo, greitai. O su to ledo luitu, tai įdomi, aš ten tą ledo luitą iš kitur atsitempiau, žinai, tai aš važiavau praščiau su klientais ir pamačiau tą ledo luitą, galvoju, čia yra tų prikritusių, žinai, reikia, išleidau, grįžtu, žinai, reikia, pasiimti reikia. Gerai, pasiėmiau tą ledo luitą, į mašiną įsikrovau, į keleivio ant grindų, žinai, tą žydėjau. Tu tą ledo luitą vežėsi geras. Nu, tai reikėjo man vietos suras, kur filmuoti, žinai, ten nefilmuosiu, nebuvo pakankamai gera vieta. Tai įsimečiau už tą ledą, aš važiuoju su ledu, galvoju, čia, prikola, žinai, ledo turiu gabalą, tokį didelį. Keleivis, nusivečiau, aš ten nufilmavau, nelabai man ten pavyko jį sudaužyti, išmečiau aš jį, žinai, tai kiepšiai gal aukščiau, gal 3 kartus, bet vieną kartą padariau tą bairį ir man per šalta buvo, galvoju, ne, užtenka, man čia to ledo, nuspyriau tą ledą. Aš kažkaip irgi, žinai, tikėjausi, kad kai nukristas ledo gabalas, kad, tipo, biški tokius smulkesnius, žinai, pabirės, nu, gal ne taip jau bent jau. labai smulkus, bet bent jau. Idėja buvo gera, bet labai šalta buvo bandyti dar iš naujo įgyvendinti. Bet matyt, toksai mažiukas gabaliukas susirideno iki kameros. Jo, mačiau, tai tas toksai. Toksai mažiukas. Tai kažkaip sakau, galvojau, kad blemba, bet tai kokias kelias, 2-3 dalis toks būtų, žinai, taip išskilęs, taip normaliai gabalais, galvoju, gerai, žinai, būtų buvo, bet kaip ir sakiau, jeigu ant tiek šalta, tai net nesinori ir bandyti daugiau. Tai reikėjo man nebent padėti, žinai, tada įlystų šildai biški mašinai, tada vėl šokį, vėl darai, žinai, taip kelis 2 dublius tokius, arba kitą vietą sustoji. Bet, karočiui, reikės kitą kartą pasimti kelis ledo gabalus, keliom vietom. Jo, bet žinai, kaip pagalvojus, realiai, ant kiek, tu vis tiek įsivaizduok, ant kiek dėl gero video, tu net ledo gabalą vežėsi. Ta prasme, tu įsikėlei mašiną ledo gabalą ir vežėsi į kitą vietą. Tai vienintelis būdas padaryti video normalų, ta prasme, turi kažką įdėti, ta prasme, nesukristi tau kortos taip, kad video kažkokia, viskas tau ten bus sukrauta, paruošta, žinai, tai turi pats jau... Kai esi ir produceris, ir atlikėjas, ir montuotojas, tai viską turi daryti nuo A iki Z. Realiai tai jo, bet sakau, čia šiaip idėja tai tokia gera, žinai, kur nebus taip, kad kaip tu ir sakai, žinai, atvarai į vietą ir žiūrėk, dar ledo luitas mėtosi šalia, žinai. Ir dar graži vieta. Jo, ir dar graži vieta ir dar žiūrėk, kamera dar stovi, pasirodo. Nu, kokia kamera? Šiaip, žinai, kokia nors kamera. Kas nors filmuotų šiaip ant prikolo. Tiesiog žmogelis, žinai, ten kažką, ten kokį, ten tą timelapse ar kažką, žinai, darytų, kur taip pasakytų, iš vis čia viskas taip gerai, kortos sukrito. Aš tikrai, žinokit, nesiruošiau. Su filmavimu tai čia problemų nėra, aš greitai pats pasifilmuoju, tai dėl to tai. Ta tai kalės. O kaip tavo, kai tėvai skambini su tėvais, nebūna, kad klausia, kaip sveikatos? Aišku, kad būna. Čia, žinai, kai sulauki to tokio amžiaus, gyveni pusę amžiaus, žinai, ir tiesiog tėvai jau kaip paklausė, paskambina, žinai, ne tai, kad vos net ten ką gero, žinai, nuveikė ir kažką, tai, žinai, gal gali papasakot, o čia, žinai, maždaug kaip sveikata. Viskas gerai. Nesergi. Ar nešlubuoja sveikatėlė, žinai. Ne, man viskas gerai. Vitaminus geri.
negeri vitaminų, žinok, reikėtų. Žinai, tokie, Jo. ten, dar tada pasako, ir tada dar atsisveikini, žinai, taip sako, gerai tada, labos nakties, pašnekėjom, eik miegoti, 8 maždaug, mam. Nu gerai, labos nakties, dar neik miegot, bet vėlai neik miegot, žinai, tau reikia pailsėti. Rūpestėlis tų tėvų tai pastovus yra. Bet čia, sakau, tas geriausia, žinai, kur maždaug jau supranta, kad, nu, ką tu daugiau gali paklausti, jeigu, žinai, kai jau tiek nugyvenai, jau viskas, jau, žinai, jau ateina tas momentas, kai jau tavęs klausia, ar nesergi, ar, va, žinai, ar dar kažkas tais. Na, jo. Na, Tai manau irgi tavęs taip pačiai klausia, žinai, kur, taip, kaip tu Povilai laikaisi. Ai, kažkaip nebūna man taip, kad klaustų. Kažkaip man atrodo, aš su mama dažniau šneku, tai manau, kad mama tai pasumina daugiau, kad viskas gerai, žinai. Taip, šiaip apie reikalų šnekam. Aišku, žinai, man visokių pavildų prikišo, kai buvom Lietuvoje. Tai pasirūpina, kai vietoj būna, žinai, bet kažkaip man, nežinau, gal seka mano story, žinai, mato, kaip aš nesportuoju, kad viskas gerai, kad gal kad dėl to, žinai. Manau, kad jo. Aš tai va, pavyzdžiui, šiandien žuvų taukų nusipirkau, va, omega-3 žuvų taukus. Ant kurių parašyta, nežinau, ten kažkokie jo, ten tipo fjord ar kažkas tokio. Kažkaip ten pasiskaičiau man kažką tai tokio, kad... Fjord ar kažkas tai tokio. Šitas geras. Tai tipo ant... Aš tai žuvies taukų šoviu. Karuči, bet ten parašyta netgi fjord, žinok, ten ne šiaip su ten iš Norvegijos, ten tiesiai migrantai atvežė. Aišku, ten, žinai, skirti trečiosiam šalim, žinai, čia ne šiaip sau, ten nėra gal tokia viena kokybė. Ne, šiaip kažkaip ir taip pasižiūrėjau, nes buvau biškai paguglinus ir taip galvoju, plema, gal šitie visai normaliai būtų. Nu, aišku, nepasigilinau iki tiek, kad ten jau 100% žinot, kad va, šitie bus geriausi. Šiaip nežinau, man įpakavimas patiko. Taip ateini vaistinė, žinai. Įpakavimas užrašas, marketingas geras atliktas, žinai, galiu pasimti. O, dar akcija, sueis labiausiai. Ateini vaistinė, žinai, toksai, bleba, piščiau kokias omegos 3 dabar, kokį turit gerą čia? Koks geriausias omega 3 pas jumis, imu? Turit 3 pakelius man. Supaku. Maišel reikia? Taip reikia. Kamilės kortelę turiu. Buvo vaistiniai. Nu tai jo, esmė tai ta pati, žinai. Tom kortelėm tai... Bet šiaip jo, žinai. Nu gerai, sakyk. Nu. Sakau, bet šiaip, žinai, tas toksai variantas, kur sakau, nu, Maxima, žinai, ir taip einant, žiūriu, žinai, vaistinę. Ir sakau, ar man reikia ko nors iš tos vaistinės, nu, tipo, nereikia. Bet aš, žinot, praėjau taip, bet ir pasižiūrėjau tokiu kampu, kad aš realiai, žinok, būtent pamačiau žuvies taukus ir būtent tuos fjordus. Kurios irgi žiūrėjau tada įtikai ir tai žinai galvoju, nu ble, nu turiu užėjti tada, vadinasi, nusipirkt. Žinai, nu užėjau, nusipirkau. Tai va, tai manęs irgi paklausė, ar turiu kortelę. Sakau, žinokit, neturiu, bet gal pagal vardą pavardę surasit. Surado ir pritaikė nuolaidą. O kaip tavo santykis yra su kortelėm? Užknisa, žinok. Nešiojasi tas 15-20 kortelio, ar turi viską apsuose, nes šiaip daug apsuose dabar galima jau turėti. Šiaip pagrindę apsų turiu, nes, tarkim, Maximos, tai jo, Maximos appsas, Viados appsas, Circle K appsas, iki appsas, kas čia dar palaukia, Eurokostas, nu šiaip daug tokių yra, vat, kur jau turėjau tą virtualią, žinai, kortelę, nes, pavyzdžiui, tarkim, aš turėjau tokią, žinai, kortelių toksai dėkliukas, tokia kaip knygutė atrodo, žinai. Tai ir nešiodavausi visą laiką, nes, nu, visą laiką naudodavai tos kortelės, žinai, čia kaip pritaikyti nuolaidėlę. Dabar jau visi telefonai naudojasi. Jo, dabar pagrindę, nes ir šiaip jau, kaip pagalvos, ten tažnai nešiojas ten. Jeigu, tarkim, išeini be tašės, turi ten tik tais telefonų, tai tuo labiau. Dar neškis ten atskirai kortelės, dar ten, žinai, ar ten piniginė, nu kažkaip per daug. Tai turiu dar tokią mini piniginę, kur įsimetu grinų ir ten kelias pagrindinės kortelės. Tai vat ko neturiu, tai Nestės appso neturiu. Tai senoviškai naudoju Nestės kortelę. Turbūt gal irgi tiesiog reikėtų prisėsti ir parsisiųst, pasidaryti ir nereikėtų sugalvos. Jo, tas pats, tas procrastination įsijungia, žinai. Tai vat, ir jo, tai dabar jau taip su kortelėm nedraugauju kaip seniau. O tas seniau tai maždaug prieš kokius, leis prisiminti, nu,
5-7 metus gal kažkas. Tai manau, kad daug kas nedraugauja, žinai, ten gal rajone, žinai, gal dar iš kokius draugauja iš tų prūsesnių žmonių. Arba vyresni žmonės, va. Nu tai jo, Nebent tą turiu manį. Tai Bet šiaip tai aš tik, kai grįžtu, žinai, kai nenaudoju tų appsų pastoviai, tai aš jų kaip ir neturiu, arba turiu, gal ten kažkas pasikeitė, būna apsidėtinę. Tai grįžtu, karočią, kai reikia kažką, tai kaip debiliukas, karočią, nei aš tos kortelės turiu, nei aš tos programėlės turiu, man reikia kažką įsinstaliuoti iš naujo. Nu labai tas, kai iškrenti iš to įprasto gyvenimo, žinai, būni kitoje aplinkoje ir grįžti atgal, kur jau būna daug dalykų pasikeitę per tą laiką, žinai, vis tiek kažką, neužtenka, net mieste važiuoji vasarą kažką, o čia išdėjau, čia pastatas yra jau, žinai, čia pasikeitė sankryža, žinai, toksai labai debiliukas gali pasijauti, žinai. Tai ką kalbėti, jeigu, pavyzdžiui, man būna važiuojant, žinai, nu, ta prasme, gyveni kasdien, Kaune kažkur, žinai, važiuoji ir, tarkim, gal tiesiog toj vietoj nevažiavai porą mėnesių, pražiūrėjau, pastatas atsirado. Čia kaip? Tai tau to labiau. O su tom kortelėm, va, kai tau grįžus, kas belieka, stovi kasoj, atsiprašau, gal turit kortelę paskolinti? Čia tai visiška klasika, manau, kad lietuviškai yra su tom kortelėm. Ir paskolinami dauguma turi jau. Gal dėl to, žinai, draugiški žmonės. Kažkaip negaili, žinai, nes ir man yra kelis kartus buvo, kad manęs klausia, ir aš taip, jo, žinai, ten tiesiog praskaluoju. Ir aš atsimenu, žinai, kažkada pagalvojus, kad, tipo, va, tarkim, kaip tokia maksimai, žinai, nes kai tik tu, kai naudoji tą kortelę, nu ir ten būna tie maksima pinigai, žinai, kaupėsi. Ir aš taip, pavyzdžiui, galvoju, nu, tarkim, aš praskanavau, žinai, ten, tarkim, ir kažkas paprašo, gal galite paskolinti kortelę. Nu, tipo, jo, žinai, ir irgi praskanuoju, ir tada galvoju, jeigu taip, žinai, sakytų, atsiprašau, gal galite nuskaičiuoti maksimą pinigėlės, tai galvoju, tiesiog, žinai, nuo tavęs, taip, bam, ten kažkiek. Na, aišku, ten dažniausiai, žinai, būna centai, bet šiaip galvoju, kažin, būtų toks žmogus, žinai, kur, tipo, nu, pizdu, vis tiek jau nuėjo nuo kasos, tai, žinai, dzin. Tai prikolas tas, kad mačiau tik toko, kad vienam taip ir buvo, žinok, nuskaičiavo 3,5 eurų. Jo, tai mėgsta, taip, nu, kai kurie pasinaudoja to dalyko, žinai, tai... Bet šiaip man asmeniškai tai nėra, tai buvo, kad, žinai, nuo manęs ten, nu, kažkiek ten panaudota ar dar kažkas. Bet esu pagalvojus, kad, o kas jeigu, nu, kažkam yra, tai papuolė ar ne, tai va, pasirodo papuolė. Tai, nu, bet yra čia tų nesąžininkų žmonių. Nu, man užteko tą vasarą, kai čia rašinėjom pas tai epizodą, aš to maksimą nuėjau, tai man labai šokas buvo kultūrinis ten. Kodėl? Nu, ten kažkaip papuoliau ant tokių labai, kaip čia pavadinti, tam tikro žmonių tipažo, kurių daug buvo labai. Nu, tokie, nu, kur piknaudžiauja daugiau substancijom. Ir tokių kažkaip daug buvo, ten vienas rūko prie įėjimo, ten kitas ten perka, kitas ten eina, aš taip žiūriu visur ten, what the fuck. Tas, nu... Ir taip galvoju, čia dabar aš papulsiu ar nepapulsiu, ne? Ne, kažkaip kažkaip nebijau, ne. Nu, matai, aš kai iš čia atvarau, čia pasikeičia, tai ir žmonės, ne vien tik aplinkai, bet ir žmonės pasikeičia, žinai, tai kitokių, nu, biški skiriasi tipažą, žinai, tų žmonių čia ir ten. Čia irgi yra tų alkoholikų, žinai, bet jie kitokie biški. Bet kad ir, aš dabar galvoju, aš baisiai, žinok, mačiau Norvegijai, nu, kažkaip nelabai. Gal kokiam... Tai čia kitaip atrodo, aš esu matęs vieną ten tokį, kuris jau ten daug metų sėdė kažko, tai aš ten ligoninėje buvau, ten prie mamajam, žinai, ir įsirovės ten paryčiais, su koža, visas toksai, žinai, hipsteriškas apranga tokia, visas štrigės, matosi, kad per žmogų traukinys pervažiavęs. Tai matosi tokie istorija, žinai, kur yra, kur stovi gal ir finansai neblogai, žinai, bet jau jie yra paveikę per gyvenimą nemažai. Viską gali pasakyti, žinai. Nu, supratau kažkaip, nesmagu, žinai, kai tai būna, bet... Tai, žinai, yra kaip yra, nieko nepadarysi. Turiu. O girdėjau, Kauno diena rašė, kad jūs treniruoklį įsigijot, tai kaip sekasi jį surinkti ir naudojatės? Jo, tai įsigijom senokai, nežinau, čia dabar per kurį epizodą šnekėjom, čia gal praeitą ar už praeitą savaitę, nu kažkuria žodžiu.
Bet esmė tokia, kad tas treniruoklis dar pragulėjo kokią savaitę laiko iki to rinkimo, žinai. Ir prikolas, bet žinai, kada surinkinėjau? Aš šiaip galvau, kad mes surinkinėsim treniruoklį, bet gavosi, kad surinkinėjau. Jo. Jo, pasirodo, aš šitokia, žinai, esu įgudusi konstruktorė ir man patinka tokius dalykus daryti ir ką man ta pagalba, žinai. Kažkas vadovauti turi? Jo, kažkas turi vadovauti, tiesiog žiūrėt, kad tu atlieki savo darbą. Da. Tai žodžiu buvo taip, kad sakiau, kad viskas, šeštadienis jau viso, reikia surinkti treniruoklį, viskas. Tai šeštadienį dar atidirbom, kažkaip grįžom namo, blemba, reikia surinkti, reikia. Ir galutiniam variante buvo taip, kad jau galiausiai UTMA prasidėjo. Gerai, prasidėjo UTMA, ten dar ta pati pradžia tokia, žinai, ten lik ir kaip ir nerodo, jau pradėjau ten, išsiardžiau dėžę, žinai, ten pasižiūrėt kaip kas, atsiverčiau knygutę, siuntinėjau ten tų snapų, žinai, kur ten buvo kažkuri viena detalė pavadinta, kaip ten rūra ar kažkas tai tokio lenkiškai. Tiesiog parašysime ten toks skersinis, žinai. Tai žodžiu... Lenkiška rūra. Jo, lenkiška rūra, žodžiu. Skersinis yra lenkiška rūra. Nu. Tai žodžiu... Tai tavo lenkiška rūra pirmą kartą rankoje buvo? Metalinė, kas svarbiausia, žinok. Nu. Tai žodžiu, po truputį ten viską, žinai, išsiemu, toliau vėl ten rodo, tai gerai, vėl ten prisėdi biškai pasižiūriu. Per tą laiką dar kol žiūrėjom, tai dar truputuką vyno pagurkšnojau. Aišku, tas vynas labiau primenė likerio ir naminukės mišinį turbūt. Nes toks nelabai vynas buvo, bet vynas. Tai to pasme ten ne iš parduotuvės? Naminis jisai yra. Gavau dovanų naminę vyną, tai toks grinai naminis. Tai va, tai biški toksai biški tarp vyno ir alkoholio. Biški aukštesnė praba. Apie 20 jau. Šiek tiek degantis vynas. Kažkas tokio. Tai žodžiu, taip biški čia taip. Paskui vėl pasižiūriu, čia vėl prileki prie to treniruoklio. Tai galutiniam variante turbūt beje gal pusę buvau pastačiusi, kai ten link pabaigos buvo UTMA, paskui vėl ten kažkokią pertraukėlę, vėl pradėjau statyti, ir galutiniam variantui jau pavyko užbaigti surinkti jau kai pasibaigė UTMA. Tai čia buvo, nežinau, gal 1 valandą nakties ar kažkada tais. Tai žodžiu, taip surinkau, tai jau ten į pabaigą dar biški man padėjo, tai žinai, padavinėjo keletą dalykų, kažkur kažką prilaikė. Tik nežinau, ar treniruoklį ar mane, bet žodžiu, tai va. Bet aš manau, kad... Pavyko surinkti. Aš noriu tik sterpti, pasakyti, kad apie surinkimus tokius, kai tokie didesni darbai yra, tai aš mėgstu įtraukti šiek tiek alkoholį, kokią muziką, nes man tada iš karto smagiau renkasi. Kažkas, kokio alučio atsidarai, žinai, pasileidi muzikos, pim, žinai, čia gurkšnoji, čia kažkam pasukai, parašiai, tada atrašiai kažką. Nebe taip nuobodu. Fotkę idėjai, žinai, taip smagus darbas, smagiai vyksta. Tesk. Jo, tai va taip, žinau, galiausiai surinkom, žinai, ir taip žiūrim, yra tas skersinis, kur prisitraukimą, žinai, daryti. Ir ten gaunasi taip, kad jisai, kadangi yra reguliuojama aukščio, tai va turi vieną vamzdį prie pagrindo prisuktą ir tada tos įsimeti kitus vamzdžius, žinai. Ir prikolas tas, kad kai tu bandai pristraukti, tai jauti, kad jie biški, žinai, juda. Ir žinai, taip sakom, blembačkai, arba, žinai, arba laikys, arba nelaikys, gal laikys, pasižiūrim pagal kilus turi, žinai, laikyti. Reikia pabandyti pristraukti. Man, žinai, sako, kažin kaip jeigu kojom pasikabintų. Sakau, man atrodo, čia labai rizikinga. Bet, sakau, tu atsistok man už nugaros, jeigu ką, žinai. Sakau, davai, bandom. Tai, žinau, pavyko pasikabinti ant kojų. Kas taip darė? Viena ir tu? Aš. Tai žodžiu... Tai nieko, kažkaip pasikabinau žemyn galvą, tada biški pasirodė, kad per daug kraujotako galvo visas subėgo, žinai, visas kraujas, taip sakau, ne, viskas, sakau, aš jau turiu atsistau, sakau, eik, tu sakau, kad tu raudona, sakau, tai aš tikiu, žinai, akise baltą pasidarė, sakau, aš gal geriau tiesiog paprastus bandysiu prisitraukimus daryti, bet žemyn galvą nebekabėsiu. Bet esmė tokia, kad jo, viskas okei, atlaiko, ta prasme... Nesiubuoja, žinai, ten kažkur tais viskas čiki-piki, tai va, tai ir dabar po truputį yra naudojamas daiktas. O tai kiek tas po truputį, more specific?
Aš tai pabandžiau šeštadienį, sekmadienį, Jorė nuo šeštadienio iki šiandien, tai žinai, tai ištikima tam treniruokui, bet šiaip supranti, dėl jo aš čia buvau, jinai labiau norėjo, tai žinai, sakau, jeigu treniruosis viskas ok, vietos rasim, kur, tai dabar taip, žinai, gražiai atrodo užeini tas treniruoklis, taip stovint, kilimuko, žinai, čia viskas taip tvarkingai. Ir visos šmutkės į kitą pusę sustumtos. Ir tiesiog reikia susitvarkyti dar iki galo. Tai va. Nu, Nes taip... Aš puikiai dažnai suprantu, tvarkingai kaip atrodo kambarys, nes aš pas mane buvo vienu metu suoliukas, štanga, laikikliai štangos, hanteliai ir kilimėlis ir tas pristraukimo ant sienos. Tai realiai buvo pusė kambario skirta, buvo mėgamasis lešas džimos. Čia kai pandemijos laikų, žinai. Tai puikiai suprantu. Tas, nu, įdomiai kambarys atrodo, kai jis būna padarytas pusiau džimo. Tai čia yra dabar svetainė džimas, čia kaip ir viskas tvarkoja. Man šiaip nuo sofos žiūrint, aš netgi realiai, kol mes čia šnekam, aš tau galėčiau iš tikrųjų mesti fotkę, kiti nematys, bet svarbu, mes žinai matysim, bet ką noriu pasakyti, kai žinai, kai tu žiūri nuo vienos sofos pusės, vienaip žinai atrodo. Aš gal dar tik tai šitau, žinai, pabandysiu padaryti nuotrauką plačiu, žinai, kampu. Aš netgi galiu toliau nueiti nuo mikrofono ir žinau, kad mane kuo puikiausiai girdėsi. Girdėsi, biškai kad toliau, bet girdėsi, jo. Jo, tai va, tai toksai... Tu pamatysi, kiti ne. Bet šiaip tiesiog sakau, kas yra gerai, kad jo, nu, daiktas yra naudojamas, dėl to džiaugiuosi, žinai. Sakiau, aš dar pat irgi, nu, esmė tokia, kad kas dar gerai, kad jis yra su skersiniu, nes vis dėlto gal norėtųsi prasipraktikuoti tiek, kad vis dėlto pavyktų bent kelius tos prisitraukimus padaryti, žinai. Čia kasdien po truputį. Matau, bardakų yra, bet nedaug. Bet daryk taip, kaip aš darau, nusipirktų tokių elastinių gumų. Ir tada ant to strypo užsiriši tą gumą, arba aš naudoju, pavyzdžiui, netgi 3 arba 4, nes mes svorio daug. Ir tada tas gumas tau palengvina pristraukimus ir tu tada gali daugiau padaryti, žinai, ir tada pabiški mažinsi gumų skaičių. Kai jau gerės rezultatai, tada pabiški daugės pristraukimų, nes labai sunku, taip iš savo svorio, žinai, aš stiprus esu, bet aš savo svorio nepakeliu, nes aš esu prasunku savo jėgai. Tai tas balansas žmogaus ir sporto, tai kai kurie jį turi, žinai, bet jau čia realiai tu esi labai jau toksai top forma, žinai, jeigu tu realiai pristraukimai labai parodo tavo formą, žinai, nes, nu, realiai tavo kūno svoris tu turi atitraukti nuo gravitacijos, žinai, tai dėl to aš jau pradėjau daryti kažkaip, man labai įdomu, žinai, noras yra nes aš dar mačiau tavo storiuką, kad darėjai prisitraukimus su tą sugumą, tai... Jo, tai pabandyk įsigyti tų, pažiūrėk online tų dalykų. Aš dar galvoju, man atrodo, kad lik ir turiu gal aš tų ilgesnių gumų, reiks pasižiūrėti, nes trumpas tai tikrai turiu, keliam, žinai, kur pratimus daryti, tai vat, reiks pasižiūrėti, ką čia turiu, jeigu neturiu, tai tiesiog įsigyti ir pabandyti, jo, nes tu ilgų reikia tam krapė, metriuko tokios. Tai vat, tai žodžiu, kol kas daiktas yra naudojamas ir dėl to labai džiaugiuosi, kad, nu, ne veltui, žinai, teko pertvarkyti kambarį. Nu, žinai, tokie dalykai, jie gali pasistumti iš šoną, nes realiai namie yra sudėtinga sportuoti, nes yra daug kitų veiklų, ką gali daryti, žinai, tai ten pasitvarkyti, tai maistą daryti, tai ten eit pakimarint, nu, begalė, čia, žinai, labai turi būti pasikūręs, kad tai daryti, tai palinkėsiu jums sėkmės, kad tai tiesiog vyktų ir būtų išnaudojamas ir gerai jaustumės nuo to, žinai. O tos sėkmės tikrai prireiks 100%. Nežinai, kaip pagalvojus, nors mūsų rutina ir yra tokia intensyvi kaip tavo, bet žinai, kaip būna visą laiką tas tinginiukas pakiša koją. Čia aš pavadinčiau gal, kad taip, žinai, santykių tas džiaugsmas pakiša koją, nes norisi, žinai, kažką daugiau ne sportuoti kartu, žinai, o kažką veikti kartu tiesiog kimarint ar
ar šiaip, nes, aišku, jeigu ten būna ultra sportuojančios poros, žinai, tai, nu, jie tai jo, gal, tai, žinai, tai jau kai prioritetai yra tam toj pusėje bijau, žinai, bet šiaip jų pas tos poros tai nelabai. Žinai, čia, kai, žinai, kai tie žmonės, kur susipažįsta, žinai, džime ir toliau tęsiasi visi pasimatymai džime. Tai, jo, iš tos pusės, jo, kur pašventė savo gyvenimą, žinai, kur tai labai yra svarbu, žinai. Tai gym rats, kaip angliškai vadinasi, žinai. Geras. Tai va, tai čia apie... Soriukas, pratęsk. Sakyk. Sakau, kalbant apie rutiną, žinai, tai vat, kaip tu su savo tą intensyvę rutiną dabar susitvarkai? Puikus klausimas. Šitą intensyvią rutiną jau turiu virš metų, gal to jau 2 bus. Tai kažkaip, kad iš pradžių buvo gal sunkiau, nes kažkaip atrodė labai čia tau daug laiko užtrunka, žinai. Nes realiai pradedi darbą nuo kokių 6, žinai, atsikėlęs, plus minus. Ten išvažiuoju 7, grįžti 4-5 namo ir tada važiuoju iš karto į džimą. Biškį pavalgęs persirengęs ir grįžti 9. Kokias 4 valandas užtrunka tavo nuvažiavimas. Ir bei pirtį eina tenais. Tai visų procedūrų atlikimas. Tai realiai tos 4 valandas atrodė kažkaip daug seniau, bet dabar kažkaip pripratau. Tai, žinai, dar atsirado tas netvarkas tenais tų žmonių, kurios nori susitikti, žinai, ir praleisti gerą laiką. Tai gal padeda, žinai, nes tu važiuoji, žinai, kad bus smagu. O šiaip dar dėl to ilgiau užtrunki džime, ar ne, kai yra tų žmonių, su kuriais dar pabazarinė? Gal kažkiek tais. Jeigu tai būtų, žinai, kad visai nebazarinčiau, gal kokį pusę valandos taupyčiau tikrai, nes aš taip visiems skiriu laiko, žinai. Tai dar čia tas pusvalandis toks jaučiu, kur gali ir netaupyti geriau, tada ir pabazarinti šiek tiek vis dėlto su tai žmonėm. Nu jo, aš stengiuosi duoti dėmesio, bet ne per daug dėmesio, žinai, kad ir koks žmogus, kuris labiau ir patinka, žinai, tai jeigu ten labai su kažko bazarinti noriu, tai kartu sportuojam, žinai, tada tai jau tas bazaras gaunasi geras, žinai, nes tu sportuoji tiesiog, tarpasi bazarinti, tai turiu tą lenką savo draugelį, tai su juo, kuris sportuojam, tai smagu, žinai, ir gaunasi ir sportas, ir papizdėlinimas, nes turi realiai kokią minutę, 2 tarpasi, žinai, tarp serijų. Kur reikia atsipūsti ir pašnekėti gali, paskui vėl turi pompuoti, žinai, net negrauži tavęs sąžinė, žinai, kad tu tiesiog stovi, o tu tiesiog po serijos dar apšneki, žinai, paprikolinį kažką, pasikėlė savo upą, tai šiaip smagu. Nes aš ir antrą džimą... Išlaviruoji dar tarp to. Jo, išlaviruoju, bet jau matau, kad jau pakanka man ten netvarko, nes žiūriu, kad jau man jau smegu dar daugiau trukdysis, tai aš net nelendu, žinai, naujos pažintis per daug. Jau tą viršų pasiekiau žmonių, kiekio užtenka man jau, to prasme. Nes yra kelių tipų, žinai, žmonės, su kuriais tai taip pasimajoju, kitais pasveikinė biškai, su kuriais daugiau šneki, žinai, tai gal 3 net tipų yra žmonės, žinai. Tai visiems stengiuosi dėmesio duoti. Dar turiu antrą džimą, žinai, o tam antram džime tai visai aš neinu į kontaktą. Tai labai gerai, labai smagu, žinai, toksai gaunasi kontrastas didelis. Nes vienam bazarinė su visais ir esi toksai to prasme bendraujantis, o kitam esi visiškai užsidaręs ir tik tais su savim būni ir su nieko nebazarinė. Tai labai lieka laiko, žinai, aš tada žiūriu, pasifilmuoju, žinai, kažką gal kažkam parašau žinutę, žinai, jeigu reikia, gal kažką pamontuoju, žinai, tarpuose, tai, žinai, toksai efektingas gaunasi laikas. Tai labai Laikutis. Labai gerai. Laikutis. Labai gerai čia gaunasi tau. Laiką. Tai va, tai tokia rutina, ką aš žinau. O šiaip dabar taigi sakyk, kad kažkaip tai varybė išeiginio, ne? Kiek jau laiko? Jo, daug aš čia dirbau, realiai sausis buvo labai darbingas, tai... Tai kada dabar turėsi laisvo laiko? Užsiknisau. Aš dar nenoriu taip šnekėti, žinai, prieš savaitgalį, nes būna, kad pasikeičia kažkas, žinai, ant savaitgalio, tai... Realiai be penktadienio vakaro nežinosiu savo savaitgalio tiksliai, tai... Ai, ačiū. Jau, be penktadienio dienos gal, nes būna, kad pačiam galiai įmetam ant pamainų į tą gamyklą.
Šiaip žinau, kad sekmadienį, kad dirbu. Bet naftui tai nedirbsi, ne? Nu, dirbsiu pusdienį, jau pasėmiau vieną pamainą, bet jeigu tik pusdienį, tai ten nedaug. Žiūrėsim, bet aš dabar noriu eiti į ritmą, kad kas antras savaitgalį, žinai, kad būtų vienas dirbi, vienas laisvas, vienas dirbi, vienas laisvas. Tai dar galima su to, žinai, kažkaip gyventi. Nu, žinai, bent kas antrą savaitgalį turėti tokį laisvą, tai, nu, biškai gali atsigauti, atsirefreshint, žinai, po to. Jo, reikia to refreshint. Kažkaip man Lietuvoje labai įsijungia tas toksai čilinimo vaibas, žinai, norisi kimarin, žinai, kuo daugiau. Čia kažkaip atvirkščiai man, nežinau, kas čia suveikia, kad labiau dirbti, ne? Kuo daugiau dirbti norisi, nes gal nėra, žinai, tų savų mylimukų tiek daug, žinai, nes ten yra daug tų mylimukų, su kuriais nori tiesiog būtų, tas darbe laikas atrodo, nu, žinai, nu, čia tik darbas, žinai, o kadangi čia nėra tų tiek daug, žinai, tų fainų žmonių, yra keletas, tai ir jie ten gal toliau, žinai, ne taip vietoj, tai ir gaunasi, žinai, kad pasirinkė darbą ir bandai eiti link savo tikslų. Po biškį. Bet čia nėra blogai link savo tikslų, tai, žinai, tai kartais padirbėti ir tenka, kad paskui mažiau dirbti reikėtų. Jo, bet, žinai, kai eini ilgai link to savo tikslo, tai, nu, tiesiog pavargsti, žinai, nes nusibosta, žinai, norisi rezultatų kažkokių. Visi mes dabar esame nauja karta, žinai, tų žmonių, kurie nori greitai visko, žinai, čia pys, darom, yra, bam, o iš tikrųjų viskas užtrunka labai daug. Elementarus dalykai, žinai. Vis tiek būna tas toks nusivylimas, kažkas kažkur nepasiseka, turi eiti iš naujo. Nebūtinai pataikai iš pirmo karto. Būna ir taip. Nu, čia ne vien tik... Noriu, kad būtų. Taip, kad būtų iš karto. Jo, tai žinai, čia. Kas nepabandęs, tai taip galvoja, žinai, kad taip iš karto ir būna, bet... Ne, tas ir yra, kad taip, žinai, iš karto, nu, aišku, būna, kai kuriem pasiseka, kad paeina gan, žinai, greitai, o kitą kartą tenka daug nueiti, kad pasisektų. Žinai, verslininkas tai yra žmogus mokantis riziką reguliuoti, žinai. Tai čia tai yra pagrindas yra. Ir to dalis yra mokėti pralaimėti, žinai. Tai vienas iš pagrindų, žinai, kad jeigu išmoksti pralaimėti, tai nebus sunku kažką toliau daryti. Nes tada sustos. Nesiparinti. Vėl. Jo, toliau darai. Ir iš naujo viskas, jo. Nes aš turiu pažįstamų, žinai, jie ten biznį turėjo, kai karas prasidėjo, jie viską pirko iš Rusijos, žinai, visus prekes. Pas jį ten didelis verslas buvo ir galvoju, dabar šakės, viskas jam bus. O jisai šoko ten lėktuvus per visą pasaulį, paukšt, paskraidė, pasidarė netvarką naują ir, karočią, padvigubino apyvartas ir ten, karočią, dar geriau pasidarė. Tai... Jis tiesiog žinojo, kaip viską padaryti. Tiesiog žinojo, kad nenuleis rankų, nes jau ne kartą yra nudegęs įvairios situacijos, žinai, yra. Nu, taip, žinai, kaip, žinai, atvažiuoja koksai su Porsche verslininkas į aikštelę, žinai, galvoja, tas pizdukas, žinai, čia atvarė, žinai, su to Porsche, žinai, jam čia sekasi, žinai, ir toksai, nu, visiems pavydas įsijungia vis tiek, žinai. Ir gal nepagalvoja, žinai, kiek jisai tų naktų nemegojo, žinai, dėl to Porsche ir kiek jisai yra apipistas ir kiek jam kainavo ta pozicija, žinai, rizikos ir šeimos, draugų ir sveikatos. Tai va, blemba, kiek jisai, žinai, nuėjo iš tikrųjų, ten galima sakyti, gal ne tai, kad atrodys, ne tai, kad pasisekė, kiek žmogus to darbo, žinai, įdėjo. Aišku, ten būna ir pasiseka žmonėm, kad tipo laiku ir vietoj atsidūrė. Daddy's money, žinai, būna Daddy's money irgi būna. Arba Daddy's money, jo. Daddy's money irgi būna. Tai ten tie blogiausias variantas, žinai, kur ateina paaugliam, žinai, pinigai realiai iš į rankas. Lėkštutės padėti. Jo, žinai, nevertina to, žinai, taip lengvai ateina. Priėmė kaip savaime dalyką. Jo, tai kai mačiau čia irgi kažkur dabar Ilsa vieną, žinai, kur tipo žmogelis ten, žinai, nori nuocit biški papizdavoti tokius ten jaunimėlius su gerom mašinom, žinai, ir tipo pravažiuoja. Ir tas, kur filmavo su Tesla, žinai, buvo. Tipo filmavo ir toksai maždaug, ir kiek tipo tavo tėtis sumokėjo už tavo mašiną, žinai, ten tipo grinai pasipizdavojant, galvoju, kad kažkas sakys. Ir tas toksai, nežinau, gal kažkur 103 štukų, žinai, ir tas taip, tipo, rimtai tavo tėvas nupirko tą mašiną, nu jo, ir vos ne kaip tu jauties, žinai, dėl to, tipo, tai kaip ir gerai, o ką?
Tipo, ir tu nesijauti dėl to blogai, kad ten vos ne pats, žinai, čia užsidirbai, kai ten, tarkim, čia tas, žinai, kad Tesla irgi ten pradėjo klausinėti, tai vos ne, tai kiek tu čia už tą Tesla moki, nu ir tiesiog gaunasi, žinai, kad žmogelis, taip, pats dirbęs, pasiėmęs, ten, aišku, dar leasingų, žinai, ir moka kas mėnesį už tą mašiną ir tas toksai, tipo, žinai, tai čia mano tėtis, žinai, vos ne kešų, žinai, sumokėjo tą 103 ir taip toliau. Ir net netrupučio net netrodo, kad ten, žinai, dėl kažko blogai jaustųsi ir panašiai, toks, tipo, jo, čia, man pirko, o tai, tipo, o tai ką, kas čia blogo, žinai. Tai va, norėjo žmogus pasipizdavoti ir net nesigavo, nes, ta prasme, tas net nesuprato, žinai, kad iš jo čia bando kažką tai ir... Na, manau, čia požiūrį reikalas labai, labai skiriasi, žinai, iš kurios pusės žiūri, žinai, visus dalykus, tai... Aš, žinai, kaip pagalvojus, aš realiai asmeniškai džiaugiausi belę kokią mašiną, kokią vairavau, aš ten ir atsimenu, iš tėčio Passatą pasimdavau tą Delfiną, žinai. Aš vis kaip pagalvosiu, universalas, ten viską, nu tai ta prasme nebuvo tas toksai, kad o čia man reikia mažos kniūt mašinytės, kur labiau tokia mergaitiška atrodo. Ne, pasiėmiau Passatą ir variau, žinai, aš ta prasme ten su autobusiuku, su Passatu, nesvarbu. Tiesiog, kokia, žinai, bet svarbu, galėjau vairuoti, važiuoti, žinai, ten viskas, šitas visas, tas kaifas, žinai, buvo. Ir sakau, ir ten, tarkim, va, tas va ir nebuvo skirtumo, kokia, žinai, ten, kokia buvo tokia vairavai, paskui irgi kokią galėjai vairuoti tokią, žinai. Nu, bet tai tu esi nuo borto, žinai, tai kaip ir aš nuo borto realiai. Nuo bordiūro. Bordiūro, jo, ne borto, nuo bordiūro, tai, žinai, tai tie tokie žmonės paprastai labai žiūri dalykus. Ja. Ir, pavyzdžiui, dabar, žinai, kai, tarkim, pasižiūri, vat, studentai, žinai, su kokiam mašinom važinėjo, blemba pasižiūri, galvoja, ir taip, eik, tu savo, tai kai čia žiūri su tokia, žinai, mašina. Bet tada tu realiai, žinai, pagalvoji kitaip, kad, tipo, jie realiai važinėjo su lygiai tokio paties senumo mašina, kaip ir mes važinėdavom. Tik tais tiek, kad jos šiuo metu yra naujesnės, žinai. Nes, ta prasme, koks buvo, žinai, tada buvo kosmosas mašinos. Jo, tos mašinos, žinai, buvo kosmosas, nes ir tiesiog, vat, ir tas yra, kad tiesiog skiriasi laikotarpį, žinai, kurio tu ten mokės, kur tu ten, žinai, mokės galbūt ten 27 ir kur dabar Hebra 2025-2026, žinai, mokės, tai, ta prasme, čia, blin, jau kiek laiko praėjo, žinai, 18-19 metų, tai, žinai, nu, tu žiūri, kad... Tai va ir tos mašinos pasikeitė ant tokio paties laikotarpio. Tai mašinos suseno irgi. Na, tai taip, nes kur pagalvojus, kur ten mes, žinai, vairuodom kokią, ten, nežinau, 99 gal, jeigu pasisekė 2000 metų, žinai, mašiną, ar ten 2 kažkelintų, nu tai ir čia dabar Hebra, žinai, gaunasi, kad vairuoja, nu kokią, nu, ten, ką žinau, gal 20, 215, žinai. Kas iš visų nuliovo važinėjo? Iš studentų. Na, žinai. Tai, žinai. Daug kas yra sukasi. Daug žmonių iš visur privažiavę, žinai, ir sukasi. Lietuviai yra hitri. Pavyzdžiui, kaip Klaipėdos kraštas, žinai, atsirado Lietuvos teritorijoje. Nu. Ar nežinai? Klausau tavo istorijos. Tai ten buvo taip, kad lietuvių kariai suvaidino sukilimą Klaipėdos krašte, kad žmonės sukilimą padarė patys ir dėl to įsiveržė ir perėmė tą kraštą Klaipėdos. Tai parodo, kaip nuo senovės jau lietuviai hitri yra. Nu, realiai jo, nes ir šiaip dabar, kaip pagalvojus, paimk nemažai to jaunimo. Nu, dafiga jaunimo dabar gali pamatyti tik tokią visokius video, žinai, ten besikūrančius. Ten, tarkim, paėmus iš tikrųjų ir iš tų jau tokių žymesnių, kur ten prikolnus video kūrė, žinai, ir iš to tikrai nemažus pinigus užsidirbė ir kur ten, žinai, chatas nusipirkė ir taip toliau. Nu, tai tu gerai ir sakai, kad jaunimėlis sukasi. Tai plus dabar, kai tai paprasta, žinai, kai esam AI amžiuje, kur gali greitai ir daug informacijos gauti, bet kokią temą, žinai, ir tu esi užaugęs su to visa technologija, žinai, tais telefonais, tais kompais, ir viskas prieinama daugiau, ta prasme, nu, žymiai lengviau negu pagalvok, kai mums 18 buvo metų,
Kas tada, kokiam lygiai kompiuteriai buvo? Tai buvo Pentiumas 2, Celeronas, Age of Empires, Starcraftas, Dūmas 2, Wolfensteinas. Ten tie pirmi žaidimai, ten nebuvo nieko dar realiai iš tų visų technologijų. Pirmi žaidimai atrodė blogiau už Minecraftą. Kai kurie, žinai. Bet vis tiek, tai žaidėm vis tiek, kad ir blogai atrodė, bet vis tiek žaidėm, nes buvo figenai. Buvo fainai. Aš dar atsimenu, kai pasijungdėjau kompą ir pas man rodo 9.8 Windows, žinai, ar ten 9.5 ar 9.8. Pas man monitorius buvo sunkesnis už visą kompą. Tai ten trinitronai. Kur čia dabar, žinai, plokščias monitorius ir kur ten buvo, žinai, ten, nežinau, dėžė, ten visas telikas. Tai. Aš dabar Nokia užsisakiau tą klasikinę, žinai, tai aš ją pasimsiu lietuvišką numerį įsidėsiu. Tai galėsiu duoti... Nošką užsisakai? Jo. Nusibodo, aš tų ragelių turiu 3, žinai, ir man nusibodo krauti, man reikia mažinti, man biški... 2 rageliai namie guli, kitą nešiojuosi, žinai, tuos pastoviai krauti reikia, tai vieną dedu ant tos wireless charger, tada pakeičiu kitą, man vieną reikia iš šono įdėti, nusibodo man tų telefonų kiekis. Kokie čia dar tie 2 telefonai? Tai 2 norvegiški yra, nes aš dual SIM turiu ir 1 lietuviškas. Na, vai. Tai... O rageliai? Tai rageliai irgi 3 ar 2 rageliai? Jo, tai rageliai iPhone 3 visi. Ai, nu. Bet 2 senesni. Vienas dabartinis, kur turi ir 2 senesni? Jo. Taip ir naudoju iPhone'us tiesiog dėl vaizdo. Dekoraciją pastatė namie. Jo, realiai. Ta vieną iš jų tai naudoju daugiau šiek tiek. Bet tas kitas tai visai, ten žiūri, kad jau pieno grybą, žinai, nepirksiu iš dar vieną. Tai jau tada geriau iš karto noškė, ne, kad laikytų bateriją 2 savaitės. Mesteriam galvą, žinai, bet esmė tokia, kad aš galėsiu telefoną duoti kažkam, žinai, sakysiu, parašyk man žinutę, žinai. Jis to pasiėmęs, pažiūrėsi varmokai, parodė, kad tu jau įsivaizduoji. Noškė 330. O, žiūrėk, kažkas skelbimuose parduoda noškė 330. Ne, tai čia ne tas senas, aš 320 pirko. Ne, tai aš suprantu, bet šiaip, ilgai guliu stalčioje, bet įjungus veikia. Šitą klasikinę. Jo, čia tas visiška klasika. Bet pok, man atrodo, tie dabar nauji, koksai modelis, sakai, yra? 320. Paprasta, žinai, plastiko gabalas, bet... Bet už to žiūrėk gyvatėlę spalvotą. Jo, galėsim. Čia vien tik dėl sentimento apsimoka tokį įsigyti. Kaip prisiminti senus laikus. Ir tam, kad gyvatėlę būtų galima pažaisti, žinai. Realiai nusipirkau, kad paflexing greičiau Lietuvoje, žinai, su nugeliu. Tiesiog, žinai, visi čia, karočiai, iPhone'us ir Pafka, karočiai, noškį išsitraukė. Ant stalo numetė noškę. Na, sakai, čia žiūrėk, įrašyk man savo numeriuką ir vardą. Aš kaip noškė, kaip drug dealeris jausios. Žinok, jo. Taip ir atrodys realiai. Manau, tai va. Taip, žinok, ir atrodys. Tai va, tokie reikalai, kaip ir jau šojom valandėlę. Tai labai ačiū, kas išklausėt mūsų postringavimus šiandien. Bordiūro šneka. Nuo bordiūro tokie, žinai. Nuo bordiūro nulipa hebra. Paleisim, nežinau, kada paleisim, bet paleisim to į savo bendrą reelsą. Dar reikia tos captionus pažiūrėti, ar gal tu kažką sugalvosi. Galiu pabandyti, gal irgi kaip nors ten įrašyti. Gal tau pavyks kažką, nes aš kažkaip su captionus susipykęs, nes man atrodo, čia paprasčiausias dalykas, kaip jos turėti, tai reikia pasimti gerą programą ir jai turėti subscriptioną, tada ten lengvai, nes visi taip daro, jaučiu. Greičiausiai, žinok, nes kitaip manau, kad čia per daug vargo yra. Jo, nes ten bandžiau rašyti ranką, žinai, viską. Ten mažai teksto pas tave, tai, įmanomas rašyti, bet, daug darbo, to prasme, ten kiekvieną tą gabaliuką, žinai, tokiais burbuliukais visos eina, žinai, iššoka ten tas tekstas. Ir kiekvieną reikia tą frazę įrašyti, žinai, ir sudėliot, laiką detaikyti, ten, karočią, Tai gal tiesiog, žinai, galima pasitelkti tam dirbtinį intelektą, kad jisai už tave tai padarytų. Jo, bet jisai su lietuviais nelabai, lietuvių kalba nelabai dar taip, žinai, gerai draugauja, tai galbūt
Reikia dar pasiričinti, galbūt ir yra kokie, nes aš matau visi daro, žinai, tai kažkaip daro, reikia ko paklausti draugų. Tie, kurie padaro. Variantas. Tai va. Sekit mumis Instagram'e, draugai be privilegijų, TikTok'ą turim akauntą, draugai be privilegijų, Wikipedijoje dar nieko mumis nėra ir nebus, nes dar nesam ten kol kas. Pasirodė šiandien vakare Spotify ir YouTube šitą seriją. Bet jeigu iki čia paklausot, tai jau žino, tai kažkaip nežinau, dėl ko sakau. Jau čia jau naujiena. Pasikartoti. Jo, pasikartoju ir 29 sekantį, paskui 30, žinai, ką reiškia 30? English. We speak English? English. Hello, motherfucker. I think then the Borat is come back. Borat come back. Gerai, Borat Will come back. Whatever. Aš šiandien... My England is broken. My table is broken. My table is broken. Šiandien Fanta gėriau ir taip, žinai, pilnas buteliukas buvo ir taip skarbonkiai ir taip užsipyliau ant barzdos ir taip viskas tik barzdas subėgo. Labai geras sėlinukas. Tik tai reikia vieną kartą dienoje išplauti jį, kad būtų nesusivėlęs, bet... Jo, kad paskui neliptų, žinai. Jo, bet didelė barzda tikrai privalums. Tai va, Hebra, ačiū, kad klausėt. Okay. Ir iki kito trečiadienio. Iki kito trečiadienio, gero vakaro, labos nakties. Nesušalkit, pasikurkit, atsikaskit, nepaslyskit. Labai gerai pasakyta. Jo. Iki. Iki.